Žydėkite pavasariais, žydėkit visados, pradžia gyvybės obelis, be randų ir žaizdos, nupuola sėklo žemė, vėl obelį žydės ir obuoliai delną, man moteris įdės. Labas vakaras, gerbiami skaitytojai, literatai, kolegės. Šiais poezijos eilėraščio apie pavasarį, obelų žydėjimą pradedame literatūrinį renginį su poetu rašytoju, dainuojamosios poezijos kūrėjų, žurnalistu, gerbiamu Jonu Andrijaičiu. Viešoje bibliotekoje yra paremta spaudinių paroda gerbiamam poetui šviesai eilėraščiai, sielos laiškai. Gerbiamas poetas yra vienas iš Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos kūrėjų bei Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Yra išleidęs 10 knygų, iš kurių yra 4 vaikams. Išleido poezijos knygas Bundanti gentis, Keltas, Vėjo rožė ir kitas. Yra bardas, sukūrė žodžius ir muziką daugiau kaip 50 dainų, jo žodžiai dainuojamos dainos. Ne vieną įrašęs ir pats, jos publikuotos rinkiniuose. Yra kelių knygų sudarytojas, poezijos rinkinių bendraautorius. 2013 metais pasirodė jo pirmasis romanas Nemunas kaltės nenuplauna. 2002 metais apdovanotas Edvardo Šulaičio literatūros fondo premija Jungtinės Amerikos valstijos, o 2009 metais jam įteikta Jono Aisčio literatūrinė premija už eilėraščių rinkinį Lietaus raitelis. Gerbiamas poetas apie save rašo: į savo eilėraščių knygas su metais pradedu žiūrėti itin reikliai. Esu tikrąja žodžio prasme griežčiausias savo eilėraščių kritikas. Tačiau kartas nuo karto, kai pasiilgstu tėviškės, saviškių, keliauju į Dzūkiją, Lazdijus, pamedituoti, pasėdėti su širdžiai brangiais žmonėmis, padėkoti jiems už tai, kas esu, pasivaikščioti naujai grįstų, vaikystę įamžinančių takų palei Lazdijos upelį iki Baltojo ežero. Taip pat aš noriu paminėti, kad mūsų gerbiamas redaktorius Leopoldas Rozga, dabar žurnalistas, kraštotyrininkas, kur buvo sudaręs knygą Naujoji akmenė, Sakmė apie miestą, yra publikuojama taip pat gerbiamo poeto Jono Andrijaičio eilėraštis Žemaičių miestas apie Naują akmenę, o muziką čia parašė kraštietis Stasys Juškus. Pastebėjote šitą, gerbiamas kolegas? Labai gražus eilėraštis. Dabar 23 dieną balandžio Lietuvoje prasideda Nacionalinė bibliotekų savaitė Stiprios bibliotekos, stipri visuomenė. Tai šiuo literatūriniu renginiu Viešoji biblioteka ir jos filialai mes ir pradėsime šį renginių ciklą. O dabar žodį suteikiame gerbiamam poetui, dainuojamosios poezijos autoriui ir atlikėjui, gerbiamam Jonui Andrijaičiui. Labai dėkui, kolegės. Man likimas dievulis yra tuo dosnus, kad šalia tos kūrybos kančios su metais vis suveda su, aš taip galvoju, reikalingais žmonėmis. Tie, kurie manęs laukia ir kuriuos aš noriu matyti. Tai aš jau nešneku apie tai, kad aš kitą savaitę susitiksiu su kūdikystės draugais Jurbarko krašte, tiksliau Smalininkų iš kur kilęs, nes mes smalininkiečiai priskiriam prie mažosios Lietuvos. O va, nors ten pragyvenau tik 6 metus, bet jau Viešvilė, kur aš pragyvenau metus, gūdi vaikystė buvo, bet labai smagi, su Vėgėlėm Viešvilkos upelėje, su Balėja, kurią su draugais mes ten maudėme, su dviratuku, tai 3 metus jau kalbina, kad atvažiuočiau, tai aš kitą trečiadienį būsiu pas juos. Tai Akmenėje šiandien važiavau pirmą kartą, siūlė manim ir vairuotojai, bet galvoju, aš kaip nors pats davažiuosiu ir pats pasirodysiu, kaip sakoma, ir pats grįšiu. Tai sūnus tik tai Marius mane vis vietoj navigatoriaus lydėjo, sako, čia bus kapinaitės, čia grūždžiai, nepravažiuok vėl ten karus, tai jis pusiau šiandien nedirbo, o teisininkas oriktavo mane. Tai va, tai bendrom giminės jėgom atvažiavau ir dar pamaitinu davėsi pus, nes dabar drąsiai galiu pasakyti, kad čia, tinka, netinka, paskui pasakysit, aš dar rūkalius esu. Ypač kai rašau, tai negeras dalykas, bet ir pirmas iki gyvenime, kad tik 2 cigaretės surūkiau, čia net iš mašinos neišlepau. Tai va, taip norėjau pas jūs pakliūti. Tai čia turbūt visai pasigiriau. O taip tai
Visą gyvenimą esu paskyręs, galiu sakyti, menui. Ir nuo pat mažų dienų, gal nesakyčiau nuo tos pačios Smalininkų išvilės, beskaitydamas Kosto Kurbinsko eilėraščius prie eglutės senelių Šadžių tuo metu vadinamajam, kuris buvo mano tėtis, aš jį greitai perkandau, kadangi batai jo buvo. Paskui aš jam pasakiau, jis ilgai neprisipažino. Tik paskui ir Pavlui prisipažino, kad, sako, vis tiek negražu jaunok, sako, tu mane, sako, išdavė vis dėlto. Dar prie visų vaikų. Va. Ir po to norėjusi būti ir aktorium, vadinau mokykloje, ir dabar ten persikėlė Lazdijų kiekvienom spektaklyje. Ir labai norėjusi įstoti į aktorinį, bet tėvas pasakė, sako, gerai pagalvok, kadangi, sako, aktorius uždirba valytojos atlyginimą, tu turėsi šeimą išlaikyti. O kad šeima bus jis jau matė, kadangi 4 klasė, kai įsižiūrėjau ten Dzūkelę, prūsas būdamas, kaip sako, suprantat, reiškia, tai niekaip tu jos neatstojau, dabar jinai mūsų vargsta. Pernai metais 40 metų sukako, 2 sūnus padovanojo. Tai aš labai kažkaip tai dėkingas jums moterys už tai, kad jūs esate. Čia skira tema, aš paskui ją paliesiu. Ir be jūsų nebūtų mūsų, ir kaip sakoma, aš neįsivaizduoju šito gyvenimo, tai būtų liūdna be jūsų. Tai šitą ir džiaugsme, ir varge. Ir paskui mes taip abudu sutarėm, kad stojom į pedagoginį tuometinį. Aš lietuvių kalbą literatūrinę matematiką, nors galiu būti garsiai daktarė. Matot, irgi sugadinau moterį gyvenimą. O gal ne? Žinau, jie spręsdavo, kadangi jūs neįsidudat, nepasakot, pavyzdžiui, irgi matematikė uždara. Matematikos labai nemokėjau, tai pasimė matematikė. Ir matematiką man sprendė senelis, nes turėjau garbingus giminės vyrus, reiškia. Senelis Kazimieras Štreimikis. Kilęs nuo Marijampolės, sako, mes po visur esame. O dar aš jį labai gerbiu, kadangi jį labai gerbė žemaičiai. Nes jisai, pirmas dalykas, baigęs Marijonų seminariją, jisai būt patapęs kunigu, ir gal mes vyskupą būtum turėję. Bet čia panelė Juzefo pasimaišė. Ir giminiais mūsų jiems tą meilę, suprantat, reiškia. Aš nesakau, kad čia blogai, suprantat, reiškia, jie turi bažnyčią, ėjo ir taip toliau. Ir jis paskui baigė miškininkystės technikumą su garsiu, atrodo, Lukoševičius buvo ministras. Ir paskui jisai, įdomus dalykas, labai jam sekėsi girininku būti. Tai anksčiau prie Smetonos pasirodo, dabar tai paskui jau vėliau, jeigu nusikalsta žmogus, tai kur nors jį užkampį siunčia. O ten jeigu gerai dirbdavo labai, tai tada siūsdavo, kaip sakoma, jau ten geras girininkijas. Tai iš čia Sėdoj buvo girininku Žemaitijoje, vienu žodžiu, tai jis tą kraštą labai gražiai prisimindavo Žemaitiją ir ją labai gražiai prie žemaičius atsiriebdavo. O kitas senelis, Kazokai jį ten pasėmė, nuo Tauragės irgi Žemaitis. Do Raseinių, tai jis buvo caro Nikolajaus antrojo, turėjo nuotraukas ir viską, reiškia, su savo draugais, spalvota nuotrauka 1911 metų. Aukštas tarpus vyras, iš tėvo pusės tai visi aukšti. Čia mane mamos biškį giminės sugadino. Tai aš truputį supilvu ir taip toliau, žodžiu, čia savo prekinį išvaizdą pristatau. Suprantat jums. Tai jisai, beveik 2 metrų vyras, saugojo naujausią mano knygą, dar kvepinti dažais. Jūs vieni iš pirmųjų ją matote, tai yra Meilė subrandinti. Manyčiau, vienas gražiausiai išleistų mano knygų, kadangi kaip leidėjas aš didžiulį dėmesį kreipiu poligrafiniai kokybei ir kad į jūsų bibliotekas patektų labai graži knyga. Ir tai vėl yra Medos Norbutaitės, labai dabar talentingos dailininkės, ant bangos esančios Meilina prisiminimų valtis čia. Tai va sutampa su Nemunu. Sunku buvo man su jie sutapti, kuria prasme. Pas ją labai stiprus talentas, didžiulė energija, ryškus braižas, suprantat, jos neskirsi, pavyzdžiui, pas jos yra rubinai, pas ją yra pagrindinis motyvas, ne? Reiškia su viskuo. Tai sielos, aistros, metaforos, o čia valtyje yra rubinai, ne? Tai lyg tai gali mano vizija.
žmonės ką tik tai plaukė, du įsimylėjėliai, ne? Jie išėjo ir paliko jų meilės rubinai, ne? Ir kažkas ateis kitas, rastus rubinus, arba ir vėl viskas gyvenimas eis iš naujo, ir vėl į tą pačią upę neįbrisi, ir vėl į tą upę. Arba man labai patiko, čia kur su mano eilėraščiais, jinai parinko paveikslus. Vat, pavyzdžiui, yra, jie aišku, čia nespalvoti, bet jie spalvoti, bet žiūris ir taip, čia karalienė, vadinasi. Kitaip aš pavadinsiu moterys, kurios jinai rodo, kad nėra veidų. Va, paskui, pavyzdžiui, čia laukiančiai pirma dalis. Va, angelo kregždutė. Ir parinko šitokį, kaip sakoma, lyg tai moterys su sparnais, ne? Tai, va, ir rankos taip atrodo. Paskui kitas yra po meilės vyšne. Nu, čia man iš jūsų jinai sužavėjo. Meda Norbutaitė. Vat matot, 4 moterys su lengvais rūbeliais, lyg tai ką tik tai iš upės ar iš vandens išbridusios. Tai yra, pavadino, saulės zuikučiai. Aš apakęs, nu, tokio įsireiškimo gražaus, ne? Kaip moterys, jūs esat viskur saulės zuikučiais. Tai taip visas tas šviesumas, gera energija. O paskutinį man labai sujaudino šitas dalykas. Tai yra paskutinė iliustracija jos, paskutinė rudens šventė, kur man patinka šitas eilėraštis, pačiam dėl to pavadinau, tai Barbora žaidžia šachmatais. Iš karto iliuzija į Barborą Radvilaitę, kuri žaidžia šachmatais. Ir jinai nusisukusi, jau lygti pavargusi po šachmatų, karūna padėta, ant šachmatų lentos toks labai originalus paveikslas. Tai kažkur tai irgi, nu, man garbė, kad jinai panaudojo šitą paveikslą mano kūryboje. Ir Barboros Radvilaitės tematika. Tai, nu, čia Zavadskis šalia, jis kitus irgi menininkus, dainininkus pavaizdavęs, ne taip chuliganiškai pavaizdavo, čia taip žymiai jaunesnis, aišku, aš. Tai va, kai jinai parinko šitą nuotrauką ir eilėraštį meilės subrandinti. Tai aš gal nuo jo pradėsiu. Aš iš karto atsiprašau už techninius nesklandumus. Jau aš truputį įsigavau, čia ponė Zita mane biškį pamaitino, tai atlaikysiu valandą tikrai, o jeigu patiks ir ilgiau. Aš žinau, kad čia akmenį nakvosiu, tai čia aš jums galiu labai ramiai. Pavasaris vėluoja, debesys subliuškę, stumdosi nuobodžiai viršum drebulės, jame be lapų kovo lietui purškiant, aš prie jos sušalęs, kas mane mylės. Jau lietingą akį vakaras pamerkia, ko tu ieškai meilės ten, kur prakeikta. Drebančios mūsų širdys tik vienatvė verkia, sutemos palauki, bus ir tau vieta. Kai naktis aplankė su mėnulio luotu, lyg staiga nustojo, širdyje džiugu, suradau aš meilę, praradau tik protą ir glėbyje stringam su tavim degu. Prasiskleidę kūnai, sunerimę širdys, patys mes pavasarį bandome sukurt, drebulės su vėju kaunasi į širdus, džiugesio varnėnai mums iš rankų purt. Jinai tikrai nusipelnė šito dalyko, jinai jau antra pas mane yra, moterų nekeičiu gitaras taip. Bet ir taip pirmąją gitarą aš padovanojau sūnui, nes jam labai patiko, jis pradėjo dabar mokytis, gal kad ir išmoks, dabar anūkas neseniai gimė, sausio 31 dieną Vytis, tai gal jis mokysis, nu žodžiu, suprato, kad sūnus daugiau, jau labai laukia sūnums, tai matyti jau tam anūkai sėmė tą gitarą, senelio, originalią, Honerį, o aš pasimiau šitą Marton kopiją, nes originalų kirst labai sudėtinga, baisus pinigai, bet kiniečiai gerai padaro, kai nori. Stygos Martono. Senamiesčio gatvelėje tave suradau ir klausės visas kiemas nerealintų garsų. Už savo pirmą meilę gitarą ačiū tau, esi pradžia tu mano, aš tau savim esu. Esi pradžia tu mano, aš tau savim esu. Kai niekas nesuprato, buvai šalia peties, lyguonės įkliūdėjai, užkibusių balsų, ar sensio šalvėjas, sudebęs artės, savim tave uždengsiu baisios liūties metu, savim tave uždengsiu baisios liūties metu.
gitara mylima, mes einame į širdis su nerimu balse. Ir vėl vaikystės laužas, liepsnoja ten mama, ir vėl paukščių plasnoja gimtų namų dvasia. Ir vėl paukščių plasnoja gimtų namų dvasia. Sunku suspausti kumštį ir krūpsta sutrupės, o sielos spausti kumštį neleiski niekada, nekask neleiski kasti kitam juodos duobės. Dainos tvaršio apjuoski mažos širdies žaizdas, dainos tvaršio apjuoski mažos širdies žaizdas. Nesiseka neverki, nežeminki savęs, gitarai pavydėki, jos balsas išdidus, tegul pūga kelioniai į šilumą įves. Kaip paukščiai mes laimingi, kol turime lizdus, kaip paukščiai mes laimingi, kol turime lizdus. Senamiesčio gatvelėje tave aš suradau ir klausės visas kiemas nederintų garsų. Už savo pirmą meilę gitarą ačiū tau, esi pradžia tu mano, aš tau savim esu. Esi pradžia tu mano, aš tau savim esu. Žemė ir mylimai, žemė, kad mylime, esam tvirti, rentimės šulinių. Mylim, kai mylima, mylim, kai mylima, gera gyventi nors 100 velnių. Einam, kol einasi, dirbam, kol dirbasi, su pasmalūnuos dienos baltai. Kur tos jėgos, kur energijos imasi, kol spinduliuojam šviečia rytai. Žemė ir mylimai, žemė, kad mylime, esam tvirti, retimi šulinių. Mylim, kai tylima, mylim, kai mylima, gera gyventi nors 100 velnių. Labai gan seniai parašytas, bet kiek aš žiūriu internete jau jį pasiėmęs. Ir rašo kaip sveikinimai. Tu iš balto žiedo obelies ar kriaušės, man išbursi sapną einančiam keliu. Aš iš balto žiedo kaip nervingas paukštis, sužeistai sparną laukiančiai keliu. Būsiu ir kuprotas, būsiu ir apakęs, leisk savęs sulaukti einančio keliu. Žvaigždės priartėja, bet ir vėl nutolsta, garbanos jau puošęs baltų sniegeliu. Nužydės už lango obelis ar kriaušė, liksi baltas sapnas mano kelyje. Kelias balto žiedo pro nervingą paukštį, baigėsi tarp mūsų praraja dėja. Yra čia ir dėjo specialiai parodyti, kad buvo parašyti ir Batomylė, ir Verlibrų, yra visas šitas dalykas, bet vis tiek man arčiau širdies yra, kaip ir mūsų mamų dainos, eiliuoti dalykai. Ir kaip sakoma, aš labai norėjau, kaip sakoma, pralaužti save, kaip sakoma, ir dabar jau liko antram plane šitas dalykas. Specialiai neįliuodavau, bet iš mamos, iš močiutės dienų viską, tas dalykas kažkaip natūraliai atėjo. Va, tai čia jūs pasiskaitysit paskui, kas domėsis. Dabar iš antros Angelo kregždutė, na, tokie truputį filosofiniai, meilės filosofiniai. Tiltas. Tu pasiklydai praeitį, tarsi sapnų oazijai. Daugiau tikies, daugiau kenti, vidurkio nesurasi. Lyg savo kryžių aš nešu, tavas klaidas ir skausmą. Vis klausiu ryto pranašų, kada mus auksime. Naktis ar pasakų žvėris į savo glėbį grobę, kuris kad net bus, kuris kitam iškasęs duobę. Kas metai keičiasi stabai, tik meilės guolį šildo, pakilkiai beprasmės klupai, esu tau naujas tiltas. Iš tos pačios operos. Paskutinis traukinys. Nesudilusi vėtrungė virkaus, nežuvėdra kaip kūdikis klyks, traukinys paskutinis išvyks,
lyg atodūsies sūrus ant smilgų, ką pašauksi tu mano vardu, kam žadėsiu aš vienišo šventę, jei su švilties ir klaidų, kaip kiti neišmokęs gyventi. Liks dienoraštį tavo laiškai, švelnų žodžiai ir tylintis langas, lauksi mudu, kaip laukia vaikai tik pavasario, ašarą tvenkęs, kai sudilusi vėtrungė virkaus, kai žuvėdra kaip kūdikis klyks, tavo žingsniai už durų išliks, sugrįžimas į meilę bus ilgas. Ir štai prie vilniškos meilės. Aš jos čia neakcentuoju, bet pavažiuosiu, paimsiu, paskaitysiu, jūs iš karto suprasite, ką aš turiu minėjau. Jau tu manęs nebemyli, žinau, matau, mieloji, būna. Lyg vilkas vienišas naktį, nešu per lietų savo kūną, nepastebi daugiau manęs, gal Dievas mato, praregėsi. Tavo aš bjauriausios giminės, nors vilkiškai gyvenom dviese. Tikrai tave mylėt galiu, širdim pavargusia kiek lemta, lyg vilkas tolstantis keliu, kuriam nežmoniškai kandai. Mažėjam, dideli vilkai, kol savo nuodėmę išnykstam ir seka iš paskos vaikai, kurie be mūsų pasiklysta. Lietus, be pabaigos keliai, mes lyg vilkais bastovės, mauroja tamsūs gyvuliai virš rudeninio astro, nuo vėjo kumščių nelauktai prakrintame pakylam, kai tikim nuojautą retai, žegnojamės mes tylai. Kai būna Dieve po naktų, kada vienatvė skauda ir vilkių dar nesutiktų ne vienas vilkas rauda, kiekvienas grumės kelyje už duonos kąsnį būtį, su vilkiška sena svaja mylėti ir pražūti. Ruja šią naktį mes girti, kažkas vėl kaukia, mylis, vemia, kažkas dantim išdrasko žemę, kaip kenčia nekaltai kalti. Ruja šią naktį tik viena, kiekvienas puola savo grobį, kol draugas draugui kasa duobę, tol meilės artimam gana. Ruja šią naktį su kraujais, kažkas jau amžiams iškeliauja, kažkam atrodo nieko nauja, jei savo kelią nuėjai, kai užsimirš kraupi ruja, į žemę susikėlęs kraujas, dar vienas randas širdyje, praėjus meilė, nieko nauja. Aš tave pamilau pirmąsyk, akimis mėlynom kaip upokšniai, juos pripuolęs išgerčiau, klausyk, ir vis vieno tavęs baisiai trokščiau. Naktimis, kai naminiai vilkai, tau vieninteliai tempdavo grobį, aš kentėjau, nors tu ir verkei, kai tave jie eglynuose globė. Ir sugrįždavai tu iš tenai, nuolanki, nebyli, primaitinta, akimis vėl mane kankinai, tarsi būčiau prie jų prirakintas. Neapykanta dega širdis, negi meilė, kas naktyliai grobia tie, kas turi platinos dantis, dantyse siūlo gundantį grobį. O čia apie visokią meilę. Kad man labiausiai patinka ta meilė, ne, ankstyvos jaunystės, kai duoda per galvą, tai suprantat ilgam. Tai va, tik tai tiek visą laiką galvoja, Jėzus Marija, kaip per dažnai neduotų. Tai paskui toks trenktas į vaikščiuose. Neaišku, visi mylėjęs, ar persimylėjęs, ar nedusimylėjęs. Čia aišku su humoriuku. Taip. Dabar gailiuosi praeities, kada vilku norėjau būti. Man prisiglaudžiai prie peties lyg kūdikis būties minutė, kur dužo taurės vaigulį, ten meilė žodžiai žiemė viltį, su jie kelyje, su jie guli, ir kekšės vėl prašai įpirkti, kaip bjaurų išrėkiau save į tamsų lango ametistą, vaiduoklis nušliaužė gatve, pirminės faustišką mefistą, galva tuštybės kupina, aukščiau kitų galvų siūbavo, grimasos iškreipta burna ir moters netikėtas bravo. Iš ciklo namai. Antri. Žengtumė per slenkstį žingsnį, kur tu basas žiemą dingsi. Kai nemylima išprašo, kur tu dingsi žiemą basas. Visą sielą paukojus, kas apaus ne vaikui kojas. Juokės budelį žmogaus, kas be kojų kojas saus. Ant lakstynų vaškas laša,
Jam vis vien batuotas, basas, aidi vaiko pirmas žingsnis, kur tu basas, žiemą dingsi. Nu, šitas toksai, man jis labai artimas. Lanki šalpusniai, žvango pusnys, per naktį taką pūga užpustė, tik karštos lūpos kvėpuos į stiklą, ar vyrai grįžta, gal kas nutiko. Tave kaip jūra visi suprantam, tavęs ištrokštam kaip laivas kranto, akių mėlynė, žuvėdros rankos ir švelnų žodžiai kaip jūros bangos. Esi mums žemė, kad atsistotume, esi mums oras, kuriuo kvėpuojame, gėlė gležniausia, širdies tvirčiausios, tas tikras vyras, kas širdį jaučia. Šitą aš pavėliausiu įvėlišti. Jūros ir man sako pasirodė, kada būna labai sudėtinga gyvenime, ne? Tiesiog ypač meilėje, tai man neblogai pasirodė, kad visi vėjai tiesiog susipinė kažkokią tai rožį, man tai pasirodė. O pasirodo, kaip man paskui Pikturnas sakė, dar anksčiau Ignas Pikturna, reiškia, jūrininkas, rašytojas sako, Jonai, čia yra baisus dalykas, reiškia, audra baisiausia. Kada visi vėjai susipina, jūreiviai sako, tai nieko nėra baisiau, panašiai kaip Bermudų trikampis, tą laivą blaško į visas pusės. Bet reiškia, aš neklydau, vis dėlto irgi tą pusę nuspėjau, nes kai medės laivą nusisino, nešėjo visas pusės, tai pasilinksmai, paskui bus nelabai, o ypač gyvenime tai nėra taip paprasta. Ir man atrodo, kad nėra baisesnės audros iškęsti kaip meilės audrą. Ir kas iškenčia, aš labai gerbiu tos žmonės, ar vyrus ir moteris. Nes nieko nėra stipriau, aš vadinu vyriškumas, būti kartu. Ir ilgus metus. Taip, kad aš jums vėjų rožę savo eilėraštį padainuosiu. Tu man viskas, kas telpa širdį, meilės laivui, lyg slenksčių artėjant, jei suduš, būsim mes atskirti. Tu išliksi, man rožė kaip vėjų, mylima, geidžiama su spygliais, žaroje. Kiekvienoj man žydėsi, jei kaltes mums likimas atleis, amžinai tam krante liksim dviese. Tu vienintelė man išlikai, viltimi virš gyvenimo šūkių, vėl ant kelių man galva laikai. Metų laivui į sielvarto ūkiant, mylima, geidžiama su spygliais, žaroje. Kiekvienoj man žydėsi, jei kaltes mums likimas atleis, amžinai tam krante liksim dviese, amžinai tam krante liksim dviese. Kas kelius pravi
kregždutė, krykšti vėl ir išlizdo mūsų metų skardį, ar to nepabodo su manim dar būti, rūpintis be žodžių, klystantį išbarti. Mano sielos draugė, angelo kregždutė, lydinti per audrą priekį metų laivo, kai išmuš likimo laikrodžio minutė, tu mane matysi gerą, rimtą, blaivų. Mano metų draugė, angelo kregždutė, kiek laivų per audrą kasdienybės dingo, kol būdvi sielos, saugai mano būtį, to laive likimo išlieku laimingas. Jeigu ištarti galiu, tai Belmontą grįž prie žavingų krioklių, kol vilneliais rauniai suskaičiuosim slenkščius, gal manam glėbyje tavo ašroždžius, užsimiršimo būčia tarp skardžių žalių, mūsų meilė prabus prie triukšmingų krioklių, kelsim tavo vilties po sietyniai žvaigždžių ir klajosim takais lygi pat paryčių. Kai nuo vėliai nakties liksim mūsų eilių, neužmirški manęs atrastųjų krioklių. Meilės vėjas ryte žais vilnelės vilny, prie didingų krioklių mes išliksim jauni. Šalia eito. Dvaras ten būtų, aišku, dvare merginos turėjo būti, čia 100%. Gražios ir karininkai prancūzų turėjo būti, irgi gražūs, ir aš įsivaizduoju, ten meilė turėjo būti. Neįsivaizduoti reikia. Daugmaž istorikai sako, tu per daug neklysti. Ba, tai dabar aš vieną tokį lėraštį paskaitysiu, truputį šiandišką. Prancūzas Vilniuje. Lyg tas prancūzų karininkas, likimo skardžiuose laimingas, sau atradau Pučkorių dvarą, lyg prasmę selevy po karo. Randai dar sielos neužgyja, vilnelė kraujyje Vilnyje, bet mylimas. Toks poltergeistas, kad žodžiai selevy lyg vaistas, toli nuo čia scena Paryžius, gyvenimas ar meilės mišios, kol kontroversiškas likimas, tas selevy vaikų žaidimas. Vilnelė ašaromis liejas, nušluosti krūtimis jas fėja, atmink senatvį, kol gyvi, prancūzą Vilniui, selevy. Vaiduoklis, kai netiki net savimi, žmogau. Numirti dar suspėsi, vaiduoklis blaškos naktimis, virš mėlynų žiemos griuvėsių jis prisiglaudžia prie langų ir klykauja kaip mažas vaikas, toks vienišas, kad net baugu, tai buvęs mūsų meilės laikas, kada įstringam glėbyje, praėjo vasaros ir žiemos, žydėjo meilės lelija, apšvietusi vaikystės kiemą, ten sudegė širdžių laužai. Likimo žiežirbos užpurti, tu neužpūs manęs prašiai, mažoji Gabijos vienturtė dėja, mes buvome jauni. Kvepėjo žemuogių nektaras, užgriuvo meilės šulinys, lykam burtažodį ištarus, tu man išlik paslaptimi, kol tą burtažodį įspėsiu. Vaiduoklis blaškos naktimis, virš mėlynų žiemos griuvėsių. Išliksi meilė iš dienoraščių laiškų, kur žymėsi sausies vilais. Žvakės patefonas verkia vėtrą už langų, glosto veidas senstantį gelnai. Tango grąžins metus, tango tave primins, tarsi paukščių šiltus, mus glėbyje supins. Tango su raukšele, tango su raidim, skriesime mes sale, mylimas su tavim. Lygus stiklo matinio mūsų metai praeiti, jie pažįsta ilgesio žiedais. Jei išliksim mūsų meilės mes abu verti, vėl lygiai sušilsim kaip vedais. Tango grąžins metus, tango tave primins, tarsi paukščių šiltus, mus glėbyje supins. Tango su raukšele, tango su raidim, skriesime mes sale, mylimas su tavim.
turi labai įdomią istoriją, kurį esu parašęs prieš porą metų. Ir tai, kaip jūs išgirsite, tai man pačiam keista, nes, kaip minėjau, kiekvienam tai dalykas gali būti, bet matyt, poetui kažkas irgi duota, ar iš giminės, ar iš senelių, taip toliau, ar iš močiutės žolininkės, pramatės. Ir pribuvėjęs, tai, sakiau, yra anūkas, aš labai džiaugiuosi, Vytis, pasitrečias mėnesiukas, bet įsivytis yra. Ir manęs Marti klausė, sako, ar šitą eilėraštį jūs parašėte specialiai, žinodamas visą šitą atsardimą. Nesakau, Vaida, aš jį prašiau prieš 2 metus. Galite truputį nusivylę, bet suprantat, vis tik intuicija ir taip toliau. Pasiklausykit, moteris pyragas vadinasi, bet jis tinka kiekvienai moteriai, aš galvoju. Aš menu tau keptą pyragą su razinom, jas mėgau laupyti. Vilniaus naktį, mėnulį lyg ragą, žvaigždėmis prašuliuojantį vytį, ten žvėrynė paklydo jaunystė. Bučinys pirmas dar neatšalo, gimė sūnus, supai juos ir vystė, bet kvepėjo pyragas ant stalo. Taip tik moterys geba mylėti, iš gamtos ir iš Dievo jums duota, skuba metai lyg vyčiai žvaigždėti. Pražilai mus kepėja paguoda, jaunūkai tau pasakas seka, tavo akys nežemiškai švyti, lyg šventoji, raikai mums pyragą su razinom, jas maga laupyti. Yes.
labai gražiai. Ačiū gerbiama Zita, ačiū gerbiamas moterys. Jūs nuostabios, man jūs labai patikote. Va, nesvarbu, kad poeto širdis tik tai viena, bet, kaip sakoma, jinai skirta jums visoms, pasirodo įmanoma padalinti širdį. Va, tai tegul tos kibirkštėlės, kuris liko pas jūs, patenka ir jūsų namus, jūsų šeimas, jums stiprybės, nelengvame darbe, tikrai, kurį aš suprantu puikiausiai. Ir tikrai aš esu laimingas šiandien Akmenėje kartu su jumis. Ir ačiū, kad priėmėte mano kūrybą. Būkite laimingi. Italų poetas, rašytojas Umberto Eco apie poeziją rašė: poezija nėra vien jausmas, tai kalba, kuris sukelia jausmus. Tai gerbiamas poetas, visų susirinkusių vardu, aš noriu Jums padėkoti už poezijos eiles, už dainuojamą poeziją, kuri sušildė čia mūsų visų susirinkusių širdis ir kuri tikriausiai mintyse dar skambės pareis vakarė šio renginio. Ir noriu Jums padovanoti, nesvarbu, kad informacijų technologijų amžius, bet užrašų knygutę su Čiurlione, bibliotekos jubiliejus, gerkite arbatai, prisiminkite Roną biblioteką.